Vadinasi, pagal tą santykį Naugardo metraščių nurodytą galėjo grįžti, išsigelbėti, nepatekti nei laisvę, nei žūti 900, o kiti, vadinasi, atitinkamai žuvo arba pateko į nelaisvę. Lietuvos kariuomenė, ten duomenų apskritai jokių nėra, bet kitais atvejais, jeigu žiūrėjome analogijomis, tai galima spręsti, galėjo būti apie 7000, tarkim, tai minima keliais atvejais toks Lietuvos kariuomenės tipinis skaičius. Taip. Na ir pasiekmes mūšio, tai Kalavijuočių ordinas jau anksčiau pradėjęs dėrybas dėl jungimosi su Vokiečių ordinu, šį kartą buvo greitai likviduotas ir likviduotas pačiamis nepalankiausiamis Kalavijuočių ordinui sąlygomis. Tai yra besąlygiškai prijungtas, ten be jokių ten autonomijos teisių. Atsiųsti 54 riteriai iš Vokiečių ordino, kompensuoti žuvusiems ir naujas magistras Hermanas Baltas. Ir kas dar blogiau Kalavijuočių ordinui, kad buvo įgyvendintas sprendimas dėl Šiaurės Estijos priversta ir Šiaurės Estija atiduota danams. Tai faktiškai, ten buvo irgi nepasitenkinimo, pasipriešinimo tam pačiam Hermanui Balkui, vietiniai Kalavijuočiai nenorėjo atiduoti, buvo Šiaurės Estijos. Vokiečių ordino vadovybė nenorėjo ginčytis ir atidavė ten, bet dėl to buvo visokių konfliktų tarpusavy. Tik 44 metais Vokiečių ordinas vėl pradeda tęsti žygį į pietus nuo Dauguvos. Vadinasi, Lietuva gavo tam tikrą atokvėpį. Na ir iš tikrųjų po Saulės mūšio buvo puolama. Dabar ruošiama tokia knygelė, apie tai, ką aš čia kalbėjau. Čia mes aš daugiausiai, aš parašiau teksto tik tai archyvuotinę dalį, Saulės mūšio pėdsakų paieškos. Tai čia yra tas mūšio kontekstas ir pats visą kitą, ką aš čia trumpai pastačiau, bus toje knygelėje, nelabai didelė, bet artimiausiu metu turėtų pasirodyti, nes jau yra maketas, kaip ir galutinis ir jis keliauja į spaustuvę. Tai atkreipkite dėmesį, štai čia yra puslapis apie Ilguočių versiją. Taip, ačiū už dėmesį. Šiemet 780 metų yra Saulės mūšis, bet emblemą radau tik tai patiems Šiauliams 780. Tai ačiū už dėmesį. Ačiū. Ar prie Jauniūnų pelkės buvo? Ne, ten buvo labai, dabar jis, kadangi ten yra pasausinta, pameliorota, tai yra labai kietas, molingas gruntas. Tai lyjant lietų, ten susidarydavo balos, tam tikros, bet tik tai tiek. Ten labai neįklimsi giliai, ten net mes zondo keliam ir vadinasi, jis vos lenda į tą kietą molį. O ten, kur yra pelkės, tai ten lengvai, ten durpinas sluoksnis, ten yra visai kita struktūra. Tai ten tų pelkių niekada nebuvo. Topografiniai žemėlapiai ten daryti, iki melioracijos to nerodo, kad būtų tokios pelkės. Tai va ten yra, tarp kitko, vienas iš tokių svarbių minusų šitai Jauniūnų teorijai. Nes iš tikrųjų tai ten drėgmė, palijus lietui, jis į tą kietą molį negreitai susigeria ir patelkti ten kažkokios balos. Tas faktiškai ir suklaidino Beninhoferną, kuris paskaitė ten žemėlapio pastabą, kad čia po lietaus sunkiai pravažiuojama ir jis palaikė visur telkynai. Sakykit, o tie kirvukai kur dabar? Kirvukai šiuo metu yra pas Gintautas Zabiela, bus turbūt perduoti į Šiaulių aušros muziejų. O atsiprašau, o riterių šarvų ten negalima surasti? Tai kol kas, jeigu būtų tik buvę galimybė tokia, tai mes jas būtume tikrai paėmę. Kokiam gilyje surasti tie kirvukai? Tai čia dirvožemė, ramių žemė, nes galų galę detektoriai labai giliai neima, ten iki 20 centimetrų. Tai tas kultūrinis sluoksnis iš tų metų kokiam gilyje? Tai ne, tai jis paviršinis, nes ne viskas ariama, bet yra problema, tai yra tas Beržio sukelis per kelis etapus ir dar nepriklausomus Lietuvos metais ir sovietmečiu kanalizuotas ir išmesta labai daug žemių ir ten pakrantės visos užpiltos, tai ten daug ką dengia šitas, tai apsunkina, sumažina, kaip sakant, potencialių vietų, kur galima kažką rasti plotą.
Jums neatrodo, kad reiktų su detektoriais patikrinti Gedimino kalną? Nu, matot, yra toks dalykas. Mūšių vietos tyrinėjamos tik su detektoriais, nes ten nėra kultūrinės sluoksnio, ten reikia didelį labai plotą, čia 20 hektarų buvo, ką mes ištyrėm, apeiti. Tai kitokio metodo nėra, ten perkasos neiškasi. O štai, kur yra archeologijos paminklas, kaip Piliakalnis ar kas, ten paprastai tyrinėjama perkasomis ir ten jau žiūrima kokiam kontekste, ten guli kokiam kultūriniam sluoksniui ir paprastai vengiama. Nors aišku, galima ten po šlaitą patikrinti, galima gal, bet tas šlaitas visą laiką toks slenkantis čia Gedimino kalną, tai jis ten daug, kad ten sunku pasakyti. Paskui jie būna Nu kas, Gedimino tai pilis gali paskelbėjas apkaltinti. Dėl pavadinimo? O detektorių galingesnių nėra, tik tai 20 cm. Bet ir gal ir nelabai, ne, tai jie, kaip čia pasakius, 20 reikia žiūrėti iš, kad priklauso, aišku, nuo daikto dydžio. Jeigu mažas daiktas, jis vienam gydymamas, jeigu didelis, tai kitam kitokiam. Bet iš Tai principo. čia toks jau labai apytikslis, sakykime, skaičius. Technologijos dabar Tai aišku, jie truputį skiriasi tarpusavy duomenų, bet kita vertus, pagrindinė problema, kai tyrinėjai su tais detektoriais, tai yra tai, kad absoliuti dauguma radinių, ten 99,999% yra šiuolaikinės šiukšlės. Šiuo atveju gal ne tik šiukšlės, bet dar Radviliškio mūšio liekanas, tai mes aišku, ten juos viską fiksavom. Tai labai daug laiko atima šitų išiminėjimas, nes kai detektorius zvimbia, tai neaišku, dėl ko jis zvimbia. Negali atsirinkti, kad imam tik tai 13 amžių, reikia viską surinkti. Svarbu plaukai, ekologija. Taip, kol nesurandi to daikto, neaišku, kas jis. Tai va. Kodėl vietovardžių transkripcijos vokiečių kalboje S raidė tariama Z? Būtų vokiškai zaulė. Ne visai taip. Čia yra 13 amžius. Vokiečių kalba irgi patyrė tam tikrą evoliuciją. Pavyzdžiui, dabartiniai vokiečių kalboje yra aiškus Š užrašymas, 3 raidžių kombinacija SCH. Bet 13 amžiuje šita kombinacija dar buvo skaitoma kaip SH. Pavyzdžiui, vokiečių kalboje yra šulė, kuri yra žodis mokykla, kuri yra iš lotynų skola ten mokykla. Tai tuo metu, 13 amžiuje, dar jis neturėjo šią raidės reikšmės, o buvo skaitoma taip senoviškai. Tai štai todėl vokiečių kalba neturėjo kitokios raidės, kaip tik ta S, kaip perteikti lietuvišką Š. Tai galime įsitikinti iš daugelio kitų vietovardžių, žinomų vietovardžių užrašymų, kaip užrašo. Bet to taip gali būti žemgalių versija pavadinama. Tai galėjo turėti su S. Galbūt, bet šiuo atveju tai neįmanoma atskirti. Nes kadangi vokiečiai visas Š žymėjo kaip S. 13 amžiaus vietovardžių nedaug, Lietuvoje bent jau Latvijoje. O tai SC raidės nebuvo 13 amžiuje vokiečių kalboje? SC raidės. SCH tos. Ne SCH, SC, ta prasme, kur tarėsi S. SK, kad būtų. Ne, tai buvo S rašoma visais atvejais, kur ten S. O Z tada kaip buvo rašoma 13 Ne, amžiuje. tai iš tikrųjų, tai jeigu žiūrėsim, kaip tie baltiški vietovardžiai perteikiami, tai tas raidė bent keletas garsų perteikiama. Su Z tai yra sunkiau pasakyti, dėl to, kad iš Z yra iš viso nedaug vietovardžių, kurie tai prasideda baltiško, ar neprasideda, apskritai turi tą raidę. O tie žmonės, važiavo į Vokietiją archyvus, ar kažkokiu tokiu būdu gavo? Ne, tokie šaltiniai yra iš principo žinomi, jie seniai skelbti, o šiais laikais tai daugelis net ir originalų yra interneto bibliotekose, ten jau nufotografuota ar nuskanuota ir pateikta, arba galima gauti net per kokį elektroninį paštą, ten, jeigu dar nepateikta, tai iš archyvų, žodžiu, viskas yra. Čia pasakys, ne visada nemokamai. Bet šiuo atveju tai buvo tik tai, aš čia tik nurodžiau to, kas buvo mokama, tai yra Hermano Vartbergės kronikos, ten 16 amžiaus nuorašas vienintelis yra. O šitas yra internete įdėta Livonijos kronika, tas Heidelbergo nuorašas, Rygos nuorašas, tuo tarpu yra žuvęs, dingęs per Pirmąjį pasaulinį karą. O lietuvių kariuomeniai kas vadovavo?
Lietuvių kariuomeniai, kaip daugelis istorikų mano, vadovavo Vykintas. Tai yra netiesioginiai duomenys, kad Lietuvų kronikų kiti šaltiniai kalbantis tiesiogiai apie mūšį nemini jokio vado, bet apie Vykintą yra pasakyta vėlesniais laikais, turbūt 13 amžiaus vidury, kad su juo vokiečiai nenorėjo sudaryti ant taikos, nes jis daug pražudė brolių. Tai va iš tos frazės sprendžiama, kad čia jis žemaičių kunigaikštis Vykintas. Tai Dorbės mūšiui irgi vadovavo. Ką? Dorbės mūšiui irgi vadovavo. Ne, Dorbės mūšiui Vykintas jau negalėjo vadovautis, tuo metu jau gyvųjų tarpe matyti jo nebebuvo. Dorbės mūšiui greičiausiai Alminas toks vadovavo, ten jis irgi tiesiogiai nepasakyta, bet jis apskritai vadovavo žemaičiams tuo metu. Tai dėkojam Jums, Tomai, ir dabar pereisime prie filmo. Taip, po filme tai irgi dar bus daugiau Dar norėjau detalių. vieną pasakyti. Žiūrėkit, svarbus yra dalykas, kad jeigu Saulės mūšio lietuviai būtų nelaimėję, tai ten dabar Skodas, Kretinga, visas tas galas būtų buvęs Kuršas ir labai dabar daug galimybės, kad arba mes visai prie jūros būtumėm neprieėję, arba ten, žodžiu, suprantat, daug Kuršo Žemaitijos didelis gabalas nebūtų mums dabar atitekti. Tai šitą reikia dar turėti galvoje, dėl Saulės mūšio. Ačiū. Rimantai. Čia buvo daugiau gal Durbės mūšio, toks pasiekmes šitas. Saulės. Tai dabar noriu pakviesti Gintarą. Gal nereikia manęs, Ar todėl kad visi autorius Saulės mūšio filmo? Visi yra labai, kaip sakant, turbūt jau išsiilgę žiūrėti filmą, tuo labiau, kad jis yra beveik 1,5 valandos, 2 dalis. Tai tikrai nėra ko čia man plėstis, daug ką iš to, kas pasakyta filme, jūs pamatysit, aš tik tai vieną pasakysiu mintį. Vieną mintį pasakysiu, kad koks buvo sumanymas. Sumanymas buvo ne vien tik tai apie Saulės mūšį, dokumentinį, tokį vizualizacinį filmą padaryti. Panašiai kaip būna, kad Discovery, kad būna tokie, arba History Channel, kaip būna tokie istoriniai visokie filmai, kur mėginama vizualizuoti tą istoriją. Tai nėra taip brangu, kaip kokį vaidybinį filmą pastatyti. Užtat galvojom, kad parodysim tokį pavyzdį, kad galima būtų, pavyzdžiui, pradėti 13 amžiaus istoriją nuo Saulės mūšio, o paskui ir kitus, ir Durbės mūšį, ir mes kaip ir dirbam iš tikrųjų kokį, tokį scenarių preliminarų parašėm net 14 dalių. Bet dėja viskas baigėsi tik tai tuo Saulės mūšiu, todėl kad jokios paramos, ir tai buvo be jokios beveik paramos iš valstybės pusės. Ir, kaip ir nesulaukėm, kaip ir dėmesio, jokio žmonių dėmesio didelį sulaukėm, nes paskui rodėm ir mokyklose, ir didžiulis susidomėjimas, ir šiandien dar perka tą filmą. Bet tuometinė valdžia ir po to kita valdžia, nauja valdžia, jokio interesų čia neparodė. Tai dėl to tas dalykas užstrigo, nes vis tiek tai yra tam tikra kaina tokį filmą padaryti ir iš vien tik privačių. Bet vis tiek motyvavo, kad nekreipė dėmesio. Ne, tai jie šnekėjo, kad taip, gerai, viskas gerai, o kai reikėdavo priimti sprendimą, tai viskas baigdavosi to, kad jis nebūdavo priimtas ir jokios paramos, nors buvo daug kartų kreipiamas į įvairias institucijas, nepavyko gauti. Dabar aš iš tikrųjų turit suprasti, kad čia tas filmas buvo prieš 10 metų statytas. Prieš 10 metų čia ir kaip vienas iš konsultantų buvo ir Tomas. Technologiškai jau matosi skirtumas šiek tiek, kaip dabar būtų padaryta ir kaip tada prieš 10 metų. Tai prašau atsiprašyti, jeigu kas atrodys naivokai. Bet istoriniu požiūriu ten daugmaž turbūt perteikta visa ta atmosfera ir labai naudingas tas filmas yra iš tikrųjų mokykloms, mokytojams. Tai ir tokio tipo filmų, jeigu būtų daugiau, tai būtų labai didžiulė parama istorijos mokytojams. Bet
čia trūksta politinės valios. Tai viskas, nebent kažkokių klausimų turit, arba turėsit po filmo, aš siūlau pasižiūrėti filmą. Jo, gal žiūrėkim tada filmą, aišku, šiemet ir Gedimino atitinkami metai, bet valstybė ir valdžia nieko neorganizuoja. Tik mačiau, kad yra valdovų rūmuose bus kažkoks tai minėjimas. Tai galima tada žiūrėti. Tas serialas turėjo vadintis Kita Europa. Kita Europa. Šiaurės kryžiaus žygiai prieš pagonišką Europą prasidėjo 12 amžiuje Baltijos pajūryje, taip pat pasieniuose su Lenkija. Puolė ir rytų slavai. Karas įsibėgėjo, kai viešpatavimo Baltijos regione ėmė pretenduoti vokiečių Šventosios Romos imperijos feodalai ir pirkliai. 13 amžiaus pradžioje vokiečių pirkliams pavyko įsitvirtinti Lyvių ir Žiemgalių kraštų paribyje ties Dauguvos žiotėmis. Čia buvo įkurtas Rygos miestas, iš kurio savo ekspansiją pradėjo krikščioniška Livonijos valstybė. 1202 metais Livonijoje buvo įsteigta ginkluotų vienuolių organizacija – Kalavijuočių ordinas. Kalavijuočiai buvo atplukdomi laivais daugiausiai iš Vokietijos. Jiems pavyko įsitvirtinti Latgaloje ir Žiemgaloje, iš dalies Kurše. Kartu su Danija, tarpininkaujant popiežiui, buvo palaužti ir estai. Iš pradžių kalavijuočiams sekėsi plėsti Livoniją, nes baltiškieji pakraščiai norėjo išsilaisvinti iš stiprėjančio Lietuvos viešpatavimo. Baltų krašto gilumoje kūrėsi valstybė, iš kurios jau nuo 12 amžiaus pabaigos buvo rengiami žygiai visomis kryptimis. Tai Lietuva, pamažu tapusi pagrindiniu kalavijuočių puolimų taikiniu.